Sveiki, pradedu dar vieną savo video, tokį kaip iššūkį. Apsigyvensiu visos Lietuvos savivaldybių tokiuose mažesniuose miestuose. Nežinau, kiek tai truks, nežinau, kaip čia viskas susidėlios, einu į tokią nežinomybę. Šiaip priklausys daug ir nuo jūsų, kiek įsitrauksit ir man pagelbėsit, nes nėra tikslas apsigyventi kažkokiame viešbutyje ar svečių namuose, o pas kažką galbūt svečiuose, galbūt kažkokią vietą turit, sandėliuką, pirtį, socialinį būstą, daugiabučio kažkokį butą, galbūt vilą, kažkur, kur galėčiau prisiglausti ir pagyventi kaip to miesto ar gyvenvietės gyventojas. Visą tokį savo gyvenimą realiu laiku kelsiu į Instagramą, bet tai nebus viskas taip intensyviai. Tikslas gyventi ne rajono centruose, juos irgi, žinoma, aplankyti, bet labiau tokių žiūrėsiu apie 5000, galbūt ir mažiau gyventojų miesteliuose. Ten pažinti bendruomenės, kaip ir kuo gyvena žmonės. Ir suvienyti tą mūsų lietuvėlę, parodyti iš gražiosios pusės, verta čia gyventi, būti, džiaugtis, kokie esam nuostabus, kūrybingi, veržlus, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Su tokia misija ir tikslu keliauju, netrukus trauksiu pirmąją savivaldybę, yra 54 savivaldybės, 6 didžiasias dar miestų savivaldybės kol kas išimu, noriu pradėti nuo mažesnių gyvenviečių. Tai dedu į savo burtų puodą ir šią savaitę gyventojas būsiu Prienų rajono savivaldybės. Ištraukiau Prienus, pasipostinau į Instagramą, nieko kol kas jokių nėra pasiūlymų. Prienai toks kandidokas, virš 8000 gyventojų. Yra tokie jau mažesni miestai po 1000 gyventojų. Balbieriškis, labai patinka toks pavadinimas. Ir Jieznas, labai puikiai skamba J su I, nes Ieva nėra J priekyje, nors sakai Ieva. O vat Jieznas yra J priekyje. Tai ir čia visai apsigyvenčiau, sėdu į mašiną ir judu Prienų rajono savivaldybės link. Linksta širdis link Jiezno, nes sakė, ten labai intensyvus kultūrinis gyvenimas, yra ką pamatyti, daug įdomių žmonių. Prienų rajone aš jau čia. Vat, štai mėlynas Citroen. Viena mergina parašė, kad galim tuščią namą pasiūlyti apsigyventi. Gal net gausiu tiesiog namą Jiezne pagyventi. Esu Jiezne jau, prie skelbimų lentos. Kažkokių renginių nematau, kad būtų. Prekyba šiltnamiais. Pabuvau kultūros ir laisvalaikio centre. Iki sausio 13 nėra kažkokių renginių, nenusimato. Dėja, vyksta tik pasiruošimieji darbai. Kas įvyko, tai užsirašiau į dramos būrelį Jiezno. Sakė, jeigu reikės vyriško vaidmens, režisierė paskambins. Atėjau į kavinaitę pas močiutę. Dienos pietų pavalgyt. Biškį blaškausi po miestą, lyg neturėdamas vietos. Prienų rajono Jiezno globos centras, kažkaip taip. Čia sakė, priim už 5 eurus per naktį, tai manęs nepriėmė. Dėja, nėra vietų. Nebeturiu variantų jau. Tai vat taip į Jiezne apsigyvenau kokias 4 valandas, 3 gal esu. Teks vis dėlto kraustytis į Prienus. Einu į mašiną, žiūrėsim. Sutemo, tai kaip ir mato, dar nėra, kad gyvenčiau kažkur namie. Tai tokia situacija, kad laukiu kažko. Laukiu vieno geriausio varianto namo tiesiog. Bet ten labai daugybė sudėtingų aplinkybių. Realiai žmogus rašo savo ekso mamai, kad įleistų, bet ji nepasinina, neatsako, nežinau, ir iš vis nori bendrauti. Su tokia viltim sėdžiu kažkokį neribotą laiką, nežinau kiek tiesiog. Taip jau kol pradės ganėtinai šalti turbūt būsiu. Yra tokių pavienių atsitiktinių variantų. Vienas Jiezne ant Sofkutės, tada dar vienas žmogus parašė kažkur prie Balbieriškio netoli, gali irgi priimti kambariukį, ar sąlygų daugiau nebežinau. Ir iš Ašmantos, berods, taip vadinasi, jau ten galėtų priimti gyventi. Valandą pralaukiau, bet viltis prarasta, netrašo, einu pas pirmąjį žmogų, kurį apsigyvensiu šitų visų vlogų metu. Tai toks vis tiek čia dar biškį perlipti per save reikia, pasvetimą žmogų ant sofos tiesiog. Pirmi mano namai, sakė, čia, ar ne? Čia, tu gyvensim, jėvausi, kaip sakant, paklosimas, kas bus normaliai. O tu kuo vardu? Udrys. Udrys. Marius. Aš tik šiandien čia galiu, kiek aš čia laiko? Tai gali pabūt, man tai nesvarbu. Nesvarbu, da? Nesvarbu. Vis tiek į darbą aš varau. Man nebūnu čia, tai tu būk, ką vis tiek tu vadinėsi čia žinau. Okay. O ką dirbi?
Dirbu pardavinėjų algų. Tavo Čia, nuomė? ne, čia aš dabar išsinuomavęs. A, tu čia nuomuoji? Jo, aš dabar aš laikinai čia grįžęs išsinuomavęs. Tai tu iš Jiezno ir nuomuojasi Jiezno butą? Aš biš Vilniuje gyvenau, pavargau nuo Vilniaus. Tai tėvai gyvena, bet aš nenoriu išvesti tėvais butus. Noriu būti savarankiškas vis tiek. Čia reikia, žinai, tik pasišildyti. Bet aš nenoriu apvalgyti. Ne, viskas gerai, be problemų. Čia yra daržovių daug visko, mėsos, nu, toks makalas, bet pasišildyti tik apsduriai. Gerai, viskas baigtų. Va. Pirmas rytas Jiezne. Šiandien daug darbų pasidaryti, priduoti dokumentus, darbų kažkokių paieškoti. Atkeliavau į seniūniją, į užimtumo tarnybą, bandysiu ieškoti darbo, tikiuosi kažkokių čia pasiūlymų bus. Seniūno nebuvo, užimtumo tarnyba jau sako, nuo COVID įsikėlusi į Prienus, bet gavau seniūno numerį. Galim tada kažkaip planuoti tada rytoj. Tai rytoj 9:30 darbo pokalbis su seniūnu dėl darbo. Kelio valytojas, jo. Mačiau, laisva pozicija yra darbo apstu, realiai nesibaigiantis. O dabar varau, kur tikrai užtruks laiko, pas Gusą. Gusas yra Pacų rūmų muziejaus berods gidas. Viską žino apie Jiezną, apie Prienų rajoną. Nežinau, ar jums viską čia sudėsiu, bet pats tikrai visą istoriją išklausysiu. Mato toks reikalas, kad Jieznas prieš 450 metų buvo gražiausias barokinis miestas Lietuvoje. Oho. Rūmai tokie buvo. Mes esam dabar va šitam pastate. Ir pas šitas pacas vienas žymiausių ir įtakingiausių visų laikų Lietuvos valstybininkų, talentingas diplomatas. Visų laikų Lietuvos. Jūs pat šitų sumodeliavot šitą va? Pagal aprašymą. Jo, bet jūs? Taip. Oi, geras. Tai čia mano viskas padaryti. Viskas jūsų? O, geras. O čia viską dariau tam, kad padaryti tik tai. Ir nespėjau padaryti. Dėl ko? Susirgau, rankų neklauso rankos. Raumenys neklauso smegenų. Bet aš pats ir piešęs, ir drožęs, ir skulptūras daręs, ir inkrustacijas daręs, ir statybininkas, ir dailininkas, ir drožėjas, ir skulptūras galiu padaryti. Sekėsi. Geras. Penktoj klasėje besimokydamas turėjau didelę galvos traumą. Kas buvo? Ir ten, žinai, į mane su užuojauta žiūrėjo ir su pašaipa, kaip kam atrodo. Ir negalėjau daugiau mokytis. Ir atėjau, pamačiau ir padariau. Bet aš domėjausi dailę, domėjausi architektūrą, pas projektus pasidariau, kai stačiausi savo namus Kaune. Ir viskas gerai ėjosi. Kiek jų metų? Tai šiemet bus 89. Ar reikalingas ar nereikalingas tas muziejus? Labai reikalingas. Būkit, darykit, žinokit. Gerai, keliausiu, žinokit. Ačiū labai jums. Sėkmės ir tau. Sėkmės. Kambariokas grįžo iš darbo. Šiandien parodysim siaubo viešbutį, kuris yra Jiezne ir vyksta ten per Helovino metu. Labai daug žmonių pritraukia, būna šeštadieniais iki 400 eilės po 2 valandas. Čia būdavo anksčiau mūrinė tvora. Mūrinė, tai po to ją nugriojo, bet kai būdavo mūrinė, tai čia visas jaunimas ant šito kampo rinkdavosi ir vadindavosi ant kampo. O kur dabar renkasi jaunimas? Neįsivaizduoju, reikia jaunimo klausti, o šiam nebe jaunimas. Iš tikrųjų tai tikrai mažiau to jaunimo. Kažkur pamatysi negu senais laikais. Aišku, turbūt ir žmonių mažiau. Bet kodėl iš tikro ko nors neprismėgė, žinai? Čia nieko tau nepasidarys, ne tik išgąsdis. Bet jei iš tikro koją kokią nukirstum, kaip tada? Taip nebūna. O tai kiek reikia animatorių, kad visam šitam... Animatorių būna kokie 13 viduj ir apie 7-9 laukia. Būna kartais ir daugiau yra. 20 žmonių komanda gąsdina? Taip, būdavo net ir 30.
Realiai vieta, kur jau Vitas koncertuodavo. O tikrai pabandysim tą legendinį žmogų pakalbinti, susisiekti, bet jis sakė biški vengia jis. vengia jo. Sveiki, labas rytas, 3 diena. Už pusvalandžio į darbo pokalbį susitarėm su seniūnu susiskambinti 9 valandą. 9:01 su punktualus ir pasakai paskambinai. Bet planuotim tada, kad jau 9:30 galėsim tada skirti tam reikalui. Gerai. Nu, gerai. Tvarkoj viso iki. Žinai, kad žmogus moka derinti reikalus, kai baigi pokalbį, nėra jokių viso gero, nu iki malonaus, iki bus susimatysimo. Pip, 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 pip. Seniūnas pagyrė mano punktualumą. Reik šito nepamest, prie stiprių savo savybių šitą galima bus priskirti. Buvo 56 suteikta miestų teisės ir jos po šią dieną yra taip, kad jeigu kas nors pasako miestelis, tai mes mandagiai pataisom miestas. Gal sakyčiau, kad net mes turime rajone gal vienintelę vietą, tokią prieigą prie ežero, Šaros ežero, kur galima maudytis, pliažas yra įrengta vaikams, žaidimo aikštelės, treniruokliai. Dabar išgirdau iš socialinės specialistės mūsų, kad praeitais metais gimė 15 naujagimių seniūnijoje. Su džiaugsmu pasakė tai specialistė. Nu, lyginant tai, kad kažkuriais metais buvo tokie, pavadinkime, patys juodžiausi, kai gimė tik 4 vaikai, įsivaizduokite, mūsų seniūnijoje jesnu. Tai jau čia gal ir verta džiaugtis. Kai palyginę, kiek išrašome leidimų laidoti, tai iš tikrųjų tai nuliūdna, iš tikrųjų. Kas jums patinka šitam darbė? 19 metų dirbat. Darbas tikrai yra įdomus. Kaip vakar, iš tikrųjų, netgi, pavadinkime, dirbau 6 frontais, arkime. Atsiliepsiu, nes yra. Seniūnas klauso? Labą dieną. Taip, klausome. Viską išspręsime, bet dabar sakau, ten dirba skavatoriai, šiandien rytoj tu tikėkimės, kad pabaigs. Tai iki tada. Asmeniškai. Tai čia kiekvieną dieną čia tokie dalykai, tokie skambučiai yra. Čia dar pokalbis buvo tikrai dar trumpas, o kitas iki kalbi 10 kartų tą patį. Nu, negali papadėti ragelius, kad skaitom, sorry, aš negaliu daugiau kalbėtis, tada iš karto įsižeis ir vis. Ar man turėtume darbą? Aš jūsų telefoną turiu, man tada 9 valandą vėl paskambykit ir tada pabandysiu paieškoti veiklų. O dabar važiuoju dirbti kavinukę pas močiutę. Sveiki, atėjau dėl darbo. Nu tai ateina ir, tarkim, pusę sriubos valgysiu ir pusę guliašų. Pusę sriubos, pusę guliašų. Ir tada klausi, šiaip tai pasako, ar čia, ar ne čia valgys, bet, nu, žinai, aš kaip dirbu, tai aš žinau, kurie čia valgo, kurie nešasi ir panašiai, nu, bet pasiklausi ir tada mokėti ir klausi grinais ar kortele. Sako grinais. Jūs čia priimat? Čia. Ne prie stalo, nes negaunat arbatos tada niekada? Kartais gaunu. Nu ir tada išeina lapukas ir tada neši į virtuvę ir sakai, pusė sriubos ir pusė guliašo čia valgo. Meniu yra 7 variantai, ateina 20 žmonių. Ar apsimoka? Kaip kada? Tai sakei labiau ant gedulingų pietų? Ant gedulingų pietų, jo, nes gedulingi ateina, pavalgo ir išeina. O dažnai miršta žmonės? Jo, tai va nuo vakar buvo laidotuvės, šiandien laidotuvės ir rytoj laidotuvės. Ir tada žinai, kad jie ateis pagrinde, nu 90% ateina keturnedėliui irgi valgyti. Bandu, ar ne? Pusę ar visą? Visą, ką čia? Dvigubą gal? Išsinešimui ar vietoj? Išsinešimui. Taip ir galvoju. Grinais ar kortele? Bus 5,50. 50. Nuolatiniai klientai dzūkiškų bandų. Štai iškėtim iš karto. Gražios dienos, skanaus, skaniai pavalgykit laimingai. Sveiki! Čia ko tai siūsti? Jeigu nori, galiu surinkti lėkštes nuo stalo, nes jau šių žmonės. Galiu, noriu, aišku. Čia pavalyti reikia? Tai ne, yra servietėlės, čia ne. Nu, aišku.
Labai gerai, net nusavau, kad labai gerai. Dedam dar įrinktum pavadį. Taip, o tą dar rindu plonai? Nu taip. Nu, taip faju galiu. Va, Žiai buvo, taip. Bet tai čia su vietos nugarą. Jo. Ir labai skauda, žinau, po to nugarą. Čia buvo nemalonioji šito darbo pusė. Tai vieną kukulį, 100 gramų. Degtinė. Degtinė. Ar turėsite dokumentą? Nu, Aš pilnametė. pilnametė. Nu, patikėsiu, nes jaunai atrodo. Kiek Dar vieną 100 gramų visas. Čia 50, Čia ne? 50. Pil. O, gerai. Nu, manęs. 110, žinau. Pasideda lėkštutę, pasiimi servietėlę, kad nenuslystų. Čia? Taip, pasideda čia. Ai, kad nenuslystų jos dedas. Taip, va. Ir taip ir neši. Šaukštas. Bet nei padedu, ne? Nu, neįšau. Nu, galėjai. Taip nešu, ar ant Ir tai padėtų? dar duonytės reikia. Skanaus. Pirma arbata. Wow. O jau laimingas. Na, eik pasižiūrėk, ar sriubos valgy. Du su. O sakykit, kaip jums patinka Jiezne gyventi? Normaliai, mes irgi iš miestų pabėgę. Iš kur pabėgot? Kauno. Ai, aš irgi pabėgau iš miesto ir čia dabar įsikūrinėjau. Tik žinot, ko nėra vienišų moterų. Kaip čia sukurt šeimą? Jiezne. Manau, kad rasit. Rasiu? Nu, turėkit omeny, jeigu ką matysit tarp Reikia tu toks gražus. tada trim. reikia- Aš gražus? Bet tada reikia geros, telekokią negali siūlyti. Nu. Tai kiek čia laiko gyvenat Jiezne jau? 11 metų. 11 metų. Aš žinau, visai šiaip neblogai, tikėjausi, kad blogiau bus. Trupučiuką. Greitai ir labai susigaudė ir viską. Net nustebau, kad sukasa taip greitai. Jei busit Jiezne, tai Kavinaitė pas močiutę, užsukit. Trečiadienis 3 valanda, o kaip žinia, sporto salė Uola atsidaro pirmadienį, trečiadienį, penktadienį. Laikas aplankyti sporto salę, pažiūrėti, kokie ten renkasi Jiezno kačiokai. Kuo vardu? Airidas. Airidas? Kiek laiko sportuoji? Maždaug gal jau 8 mėnesius gal. 3 mėnesius. Jau nubenčinu daugiau, nei pradėjau kaip viskas, kaip ir pagerėjo. Gerai, geras sąlygos ši. Jo. Dirbu sportuoti ir spaudimo jėgą. Kad galėtum. Sugrieb dalykus tvirčiau. O ką nori sugriebti? Obuolį kokį įsitrašyti ranką delnuose. Vyksta susitikimas su Jiezno žmonėm, pristatom naują Jiezno bendruomenės narį. Bandom jį įlieti į Jiezno bendruomenę. 2 mėnesiai. 2 mėnesiai. 6 sūnus. 6? Sūnus. O kiek 6 iš dukrų? 6 sūnų. Mes esame irgi seniai jiezniečiai. Gyvenam, dirbam daugiausiai miestuose, bet šiaip gyvenam Jiezne. O ką dirbat? Aš tai paramedikas esu. Eimutis statybininkas, statybų brigadą turi. Čia nelabai gali ką pameluoti, nes vis tiek visi viską žino. Mieste tai ten gali priburti. Ką veikia jaunimas? O tu paklaus to, ką norėjai pas mane paklausti. Jisai klausė, kur renkasi Jiezne jaunimas. Ir aš neturėjau ką atsakyti. Nėra, namie. Nu tai salė sporto vienintelis. Gerai, kad už jaunimą yra kas atsako. Bet atsakykite jūs. Palauk, jie nenori niekur, jie neina, jam tas pats. Aš šiaip politikos mokslus baigus, dirbau ilgai buhalterė ir čia buvo tema pirmai paliesta, kad pačio, kad kaip pakeisti galima, ar ne? Taip. Ir vat nusprendžiau, kad tapti konditerė. Pagal išsilavinimą niekada ir nedirbau, buvau buhalterė. O patapau konditerė. O tai dėl vaikų pakrypo viskas? Iš dalies gal taip, kad būtų, kaip čia, ir skaniau, ir su meilė labiau vaikam pirmiausiai pradėjau kepti, visai patiko.
Ir tas pomėgis, galvoju, visai norėčiau, kad jis man ir pinigus neštų. Ką norit pasakyti visiems žmonėms apie Jiezną? Netekėję mergos, varykit čia. Būkim atviresni, bendraukim daugiau. Šypsokimės daugiau. Įvyko pokalbis su bendruomeniai. Sveiki, labas rytas, be 1:09. Labas rytas, Lauks. 9:00, Marius jau skambina. Kaip vakar sekėsi? Gerai, puikiai. Dabar dieną aš jau kaip ir pas mus dabar apsidirbę, vyras dabar visas įsvaręs į aikštę ten. Rytoj iš jos jau pradėsiu jau nendrių pjauti į ežerą, kur tiek nuo pležo. O, tai va, galėčiau papjauti kartu. Su trimeriu moki dirbti? Moku. Dėl rytnos tada pagalvok. Gerai. Nėra darbų. Jei darbas pas tave neateina, tada tu eini į darbą. Važiuosiu tiesiai ir pas darbininkus tada jau. Kažkam sakysiu, eik pailsėk, o pats padirbėsi. Kaip gyvenat? Neblogai. Neblogai? Kiek laiko gyvenat? 10 metų. Joks neužpuolė, ramu. Namas toliau nuo pagrindinės gatvės. Kaimynai geri. Super. Kuo daugiau? Teisingai. Aš tai 3 dienas čia gyvenu. Nu ir kaip? Labai puikiai. Gamta graži. Labai graži. Daug, užsiėmimo daug. Darbo yra. Darbo yra. Ežeras netoli. Galėsit maudytis vasarą. Taip. Dabar žvejot. Ačiū labai. Geros dienos jums. Atėjau į seniūniją. Labą dieną. Einu pas kolegas. Sveiki. Taip, sveiki. Kolega būsiu. Nu taip. Sveiki, Marius. Ką jums pagelbė, sakykit, aš čia maži. Nu tai šitą va. Svetlana, va tu. Šitus valyti šoną? Ai, čia, ne? Jo. Sveiki. Sveika. Labą dieną. Pagelbėsiu biškį. Gerai. O iki kiek darbas? 5? Iki 5? O pietai būna? Nuo 12 iki 1. O premijas moka? Jo, nebidėl rankas. Ką reiškia žmogus su iniciatyva, su gražu žiūrėti? Prie seniūno dabar pasidemonstruosiu, kad labai dirbu. Nesiskubint, sakė, ramiai, nesusivaryt nugaros. Buvo atėjęs kitas kolega, jau sako, čia jau kalbos eina, kad jau vat. Taip ir galvojau, kad tu čia naujas, sako, jaunas dar. Ir ką pasakė, čia su kuriais labiau bendraut, su kuriais perikūras galima pakalbėti, su kuriais taip mažiau. Tai jau tokius vidinė hierarchija aiškiai. O tai jei per visą dieną viską padarytumėm, tai to nereiktų nieko daryti. Aha. Bus darbų. Visada bus? Pavasarį kiti darbai. O didžiausias darbymetis kada? Tokiu metų laiku? Rudenį labiausiai daugiausiai. Ko štai per darbai? Lapai gali būti visur. Lapai. Va, nuo tos bažnyčios įvažiavimo. Čia. Va, dailiai atmojuoti iki ten. Kadangi visi jau juda link seniūnijos, panašu, kad jau pietus prasidės. Palietėm jautrias temas, kuo gyvena žmonės, tikrai. Pradėjom nuo kolegos, kuris nedirba ir gauna pašalpas. Užsiviniojom apie pinigus, apie algas, apie Seimo narių algas. Tai buvo ką paklausyt, ką pakalbėti. O tai jau pietus? Jo. Iki 1? Be 10. Be 11, ne? Laimingai. Nežinau, kučių klausinėjai. Įdomu tik tais, kaip reaguos mano kolegos naujieji, kai neateisiu po pietų į darbą. Nežinau, ar informuoti, kad 025 etatą tik tais aš dirbu. Didžiausias rekomendacijos ir per žinutes ir iš vietinių žmonių pakalbinti naująjį Jiezno kleboną. Ne, aš jau 18 metų kunigas, bet aš jau dar net kunigas nebuvau, o aš kažkaip jau šitą dalyką labai seniai, pradėjau praktikuoti, žinai, kad iš vis nėra blogų žmonių, ta prasme, nėra blogų nei bendruomenių, nei miestų, nei ko tik tai nori, žodžiu, ir kažkaip. Ir kai su tokia nuostata eini, tai tada, žinai, tai čia aš turiu keistis, jeigu kažkas nevyksta, tai reiškia, žinai, nes mano darbas yra patarnauti. Čia aš nesu, žinai, nei koks kunigaikštis, nei koks karaliukas, kad čia tipo mane, žinai, kaip šūdą balins kedros nešiotų. Čia kunigas ateina tarnauti, žinai, tai jeigu kažkas nevyksta, tai reiškia blogai tarnauju. Aš kažkaip labai jau seniai šito
jau turbūt virš 20 metų aš kažkaip tokiu principu gyvenu ir todėl man ir čia žiauriai gerai. Žinai, kunigystėje to vienišumo yra sočiai. Tai čia, žinai, tam vienišume nepasidaryti godžiam, tai žiauriai sudėtinga yra. Tikrai sudėtinga. Nes, žinai, nepasiduot kažkaip tokiam, kad aš užkišiu čia kažkuom, nežinau, daiktais, dar kažkuom. Man patinka ta strategija, žinai, kad, žinai, o kas blogiausio gali įvykti? Kas blogiausio gali įvykti? Okei. Ir tada jau žiūri, žinai, ką daryčiau tuo metu. O po to dažniausiai būna geriau. Kai tu sakai, tai kur yra džiaugsmas, žinai, kur yra džiaugsmas? O džiaugsmas ir ateina iš to kažkaip, kad tu pataikai, tokiose vietose dirbt, kur tu supranti, kad jeigu ne tu, tai gal ir niekas. Ta prasme, čia tu, tai aš nesakau, kad aš čia kaip asmenybė, bet kaip bažnyčia, kaip bendruomenė. Kad jeigu ne bažnyčia, jeigu ne ta tikinčių tokių bepročių bendruomenė, kuri rūpinasi dalykais, kurie kaip ir nelabai kam rūpi, tada iš tikrųjų, ten liktų kai kurie žmonės visiškai, tokie, varštelėje ten sistemoje, ten kaip skaičiai matosi, bet ar jam kas nors iš vis ten, žinai, per kokias, nežinau, kalėdas, žinai, į akis pažiūri tam žmogui ar ne. Ar viso labo ten randa tas žmogus, žinai, labdarą padėta prie durų ir maždaug ir, imk savo miltus, žinai. Tai čia yra, aš nežinau, man tai yra didysis bažnyčios džiaugsmas, žinai, kad tai yra visą laiką žmonės, net, kad ir ką tu bedarytum, bet yra visą laiką labai konkretus susitikimas su žmogum parapijui, kas yra svarbiausias. Parapijui svarbiausia yra žmonės, nes tu klebonas, tai tu čia trumpiausiai ir esi, ir būsi, nes tu, žinai, atėjai, ir tu išeisi, tie žmonės čia liks. Turėjau tokį ilgą pokalbį, 1,5 valandos su kunigu, labai įdomiai, aišku, visko sudėti ir nebepavyks, jau darbo savaitė eina į pabaigą, artėja penktadieniukas, reikės ieškoti, ar čia kažkur kas veiks, ar kas čia vyksta, penktadieniais. O tu, kai grįžti namo, krenti ant sofutės ir žiūri TV, koks tavo vakaras būna įprastai? Antradienį grįžtu po sporto ir jau labai trumpam, ten, nežinau, kažką tvarkausi, tai telikas eina tik dėl vaizdų. Trečiadienį, gal tada būna daugiau laiko, tai gal televizorių, ten, žinai, kompą kažką, ketvirtadienį vėl sportas, penktadienis varžybos, sekmadienio vakaras depresija, nes rytoj pirmadienis. Trumpas intarpas su šiek tiek informacijos. Šitą idėją sugalvojau, kai mes ėjom žygį per Lietuvą su Luku, Camino Lituano, ir ten mus sukdavom į tokias mažas gyvenvietės, kur mus labai draugiškai priimdavo, pavalgydindavo, nakvydindavo, ir aš pagalvojau, kad gal būtų visai faina apsigyventi kokioje nors mažoje gyvenvietėje ir ten įsilieti bendruomenę, pažinti žmonės, kaip ir kuo jie gyvena. Šitą mintį brandinau galvoje ir pasirodo labai panašią idėją sugalvojo ir Mantas Bartuševičius, pats eidamas žygį aplink Lietuvą. Tai du kūrėjai panašiomis aplinkybėmis sukūrė panašią idėją. To nežinodamas, po truputį ruošiausi šitam projektui ir išgirdau, kaip Mantas pasidalino šitą idėją kažkokiame podcast'e. Po to aš nusprendžiau su juo susitikti, pakalbėti, paaiškinti visą situaciją, paklausti, ar tu darysi. Jeigu jisai būtų nusprendęs daryti, aš būčiau visiškai atsitraukęs, bet mes taip draugiškai ilgai pakalbėjom. Sako, daryk, viskas tvarko, sakau, ar tikrai tvarko, tikrai viskas gerai, daryk. Aš sakau, ar tikrai leidai, jisai sako, leidžiu. Tik tai sutarėme, kad aš pasakysiu šitą informaciją, kad jeigu jisai nuspręstų irgi kažką panašaus daryti, tai jūs jau žinotumėt, kaip čia kas yra. Tiesiog jo mintis turbūt keliauti į tuos miestus, kur kažkas konkrečiai tuo metu vyksta, o aš vis dėlto nusprendžiau traukti burtų keliu ir taip visiškai atsitiktinai keliauti į kokią nors savivaldybę, gali būti, kad kurortus aplankysiu žiemos metu ar kažkokiu nors nesezono metu, galbūt prasilenksiu pro miesto šventės, bet tokia ir mintis, kad visiškai atsitiktina tvarka atsidurti kažkokia nors savivaldybėje. Tai tiek informacijos ir labai tikiuosi, kad kai jau gyvensiu Vilkijoj, tai pats Mantas prisijungs, aprodys ir kažkiek tai laiko pabus su manimi. Grįžtam į Jiezną. Sveiki, labas rytas, penktadienis, atsikėliau anksčiausiai kiek tik įmanoma. Sąlygos nepavydėtinos, bet štai Jiezno gyventojams nemotais, nes jie stiprus, vis tiek reikia atlikti pareigas ir nueiti į darbą, kaip ir man. Bet kas liūdniausia, vakar sniegas buvo nuvalytas puikiai, idealiai, kruopščiai, šiandien viskas pripustyta ir darbas daromas iš naujo. Turim viską Lietuvoje. Ir saulę, ir sniegą, ir šaltį, ir šilumą, ir svarbiausia, vienas kitą. Važiuojam pažiūrėti, ar šiomis atšiauriomis sąlygomis veikia Jiezno turgus.
turgus arba pasibaigęs, arba neprasidėjęs. Nes kas turėtų būti čia kaip turgus, tai tik 3 aftalavkės. O nevyko turgus, sakė, penktadieniais vyksta. Vyksta, bet tik vienas išvažiavo. Žmonių nėra. O kas išvažiavo? Vienas? Vienas žmogus išvažiavo. Tai tik mėsa atvažiavo? Mėsa atvažiavo. O jūs prekiaujat kažkuo? Kažkuo. Dauguma namo išvažiavo. Dėl oro prasto, ar ne? Taip. Tai ką turit? Nupirksiu ką nors. Turiu sūrį, už 3 eurus duosim. Ne, duokit už 4. Imkit už 4. Šiaip prekyba. Prekyba neblogai, viskas gerai eina. O čia jūsų karvutės? Taip. Sūris. 4 eurai. Siūlė už 3. Būčiau pats nusiderėjęs iki 5, bet neturėjau 5, tai paėmiau už 4. Už savikainą. Sveiki. Sveiki, kaip sekasi? Gerai. Kokių darbų yra? Nepjaus nendrių prie ežero? Šiandieną ne, nes jau tokiu Toks oras, ne? čia žmonių kankinimas jau. Tu turi būti žmogiškumas, kaip sakyti. Reikia šiandien jau ir per savaitgalį jau budėti, nes kai visą užnešti visą kitą, tai po vargo turėsime. Seniūnijos kiemą biškai apvalysiu čia, pasižymėsiu už darbo dieną ir varysiu. Atsisveikinau jau su Jiezno seniūnu, paskutinė darbo diena buvo. Linkėjimai, energijos, sveikatos, algiui. Nu, o dabar važiuojam į Stakliškes. Važiuoju į Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyrių. Vėliau važiuosiu į Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyrių. Važiuojam į dar vieną Prienų rajono gyvenvietę Stakliškės. Šiuo metu esame sujungti su Jiezno, kaip ir viena mokykla, tačiau atskirų skyrių. Mokinių tarybos vadovė? Prezidentė. Prezidentė? Sveiki. Čia yra direktorė. Čia direktorė? Čia yra direktorė. Ten direktorė, bet čia prezidentė. Sveiki. Sveiki, sveiki. Direktorė jūs, ar ne? Taip. Kaip gyvuojat? Gerai. Daug darbų? Dvi buvusios gimnazijos, dabar į vieną sulipdytos, tai darbo. Padaugėjo, ar ne? Malonu su manim. Kokia yra tavo motyvacinė kalba? Tiesiog reikia daryti. Užsimotyvavot? Jo. Oi, gerai. Gal pabaigai galėtumėt pasakyti mintį kokią mokiniam motyvacinę? Viską gali pasiekti, reikia tik daryti. Labą dieną. Kur taip keliaujat per tokią pūgą? O, į parduotuvę. Į parduotuvę atsargiai žinokit. Žiūrėkit kapusto. Nu, matau. Ar jums gal parnešt ką nors? Ne, pasivaikščiosit. Ačiū. Jūs čia gal gyvenat? Aš gyvenu čia, nu. Pas mus, bet čia šitame? Taip, šitam name. Uogi. Tai mano kaimynas. Taip, naujas kaimynas. Jo, o čia mergaitė pakeliui buvo? Ne, nežinau. Oi. Nu, buvo mergaitė, bet ten jau ūdrio kažkada jis parsivežęs buvo kažką matomai. Tai sveikatos atsargiai iš lėto eikit, kad tvirtai. Laimingai. Man lazerio akis tvarkė. Lazerio akis tvarkė? 3 dienas, jo. Tai aš 3 dienas nebuvau, o dabar užspėjau, galvoju, gal vis tiek užstos. Susipažinau su kaimynė 5 dienoje. Susipažinau ir jau teks atsisveikinti rytoj. Dabar keliauju pakalbinti turbūt patį tituluočiausią Jiezno gyventoją. Aišku, Rudrys turi ten pilną tų medalių spintoj, bet čia šiek tiek ne tas mastas. Pats aš asmeniškai pradėjau sportuoti labai jau seniai, 83 metais. 85 metais mane paėmė, man rugpjūtį suėjo 18, o jau spalio gale mane paėmė, atgarsiai iš vyresnių ėjo, kas ten dedasi, toj sovietų kariuomenėje, kas ten vyksta. Ten iš tikrųjų žiauru. Ten žiauru, ten iš žmonių daro zombius. Tai aš žinojau, kas manęs laukia, todėl pradėjau ruoštis fiziškai. 87 metais grįžau čia vėl atgal į Lietuvą. 89 metais buvo pasiūlymas pirmą kartą sudalyvauti varžybos jaunimo kategorijoje. 90-ieji griuvo Sovietų sąjunga, Lietuva atsiskyrė, čia pasidarė visiškas chaosas. Kas ką nugrėbė, kas ką ne, kas kur pasidavė, kur ne, banditizmas siautėjo, viskas siautėjo, aš irgi buvau išklydęs iš to tokio kelio kažkur kažką tai ten, į užsienius po to atidarė sienas, buvo galima važiuoti, pradėjau ten kažkur tai važiuoti, kažką bandyti. Būdavo sekasi, būdavo ten papuolė į duobę, būdavo, visko buvo, banditizmas siautėjo, reikėjo kariauti su banditais, banditėliai atkreipdavo dėmesį, tai iš kur čia, kaip čia, ką čia, žinai, tai tipo užmesdavo, gal čia, žinai, turėsi pamokėti, procentėlį, visą kitą, bet taip gaudavosi, kad neteko.
bandita mokėti, ramiai viskas praėjo. Klubą įsteigiau prieš 25 metus šitą oficialiai. Pilnavertis sporto klubas, tik tiek, kad jis randasi Jiezne. Ir ta salė netokia kaip ten Gym Plus ar dar kažkas. Nu, čia pas mus paprastai viskas, bet įrangos užtenka pasiruošimų varžybų, nes iš čia ne vienas čempionas išėjo iš tos salės. Viskas kainuoja didelius pinigus. O čia pas mus tų lankytojų nėra tiek daug, o išsilaikyti reikia. Tai tam pasirinkam tą mokestėlį, susimetam, kiek čia įmanoma, kad išlaikyti tą sporto klubą, o čia apie kažkokį pliusą tai net kalbos nėra. Paskiau, kai dukra paaugo, pati pradėjo lankyti klubą, sportuoti ir tai užsidegė. Nu, tai tada sakau, aš irgi pradėsiu jau vėl grįžti, po truputėlį sugrįžau tą ritmą. Pradėjom ruoštis kartu varžybom. 14 metais pirmą kartą pasiėmiau Mr. University, bet aš kategoriją tik tai laimėjau veteranų kategoriją 40+, o 23 metais iš vis, ko nesitikėjau, dar tapau Mr. University ir absoliučių nugalėtojų. Iš visų kategorijų laimėtojų sustato, renka iš tų visų laimėtojų vieną geriausią. Minties nebuvo, galvoju, nu kur aš tau dievė, ten vokiečiai tokie arkliai išėję, žinai, galingi, stiprus, ten iš vis išvadų, ten vengrai stiprus, ten prancūzai, nu žodžiu, ten iš to sporto šakoje išsilaikyti aukštam lygiai, nu iš tikrųjų yra ką veikti. Čia, žinok, nėra taip paprasta, kad va, aš čia tapsiu čempionu. Ne, žinok, netgi aš žinau ne vieną tokį jaunuolį, kurie realiai yra padarę geras formas, teikia dietas, laimėję čempionų titulus ir tuom pabaigę karjerą, nes jie žino, ką tai reiškia padaryti, ant kiek yra sunku, ant kiek yra beprotiškai, ant kiek psichologiškai yra sunku. Nervų sistema visa centrinė. Ant tiek pavargsta. Nu, šitam sportė sveikata yra iki tam tikros ribos, kol tu dėl savęs sportuoji, tai yra sveikata. Jau kai tu perini į profesionalų lygį, tu sveikatą turi duoti, kad tave įvertintų. Kitą kartą kokią savaitę tu praeina, pagalvoji, verkėsi sėdės. Kaip taip galėjo atsitikti? Kaip čia aš toks, sakau, ištikdau, iš kur aš čia, kas aš toks, kad mane aš ten kažkur tai universiją įvertino, ar dar kažkur tai gyvenime va, aš paprastai. Niekas nepasakytų, kad aš kultūristas. Man daug kas ir sako, tu kultūristas? Nesimato, sako, nieko tokio. Pirma vieta per 40 metų, 14 metais. 17 metais jau buvau 50 metais, tai jau antrą kartą laimėjau. 18 metais, tada 21 metai sekė, tada 23 metai. Ir NAK University 23 overall man body. Tai čia vyrų kultūrizmo absoliutus nugalėjimas. O dabar penktadienis, ar yra veiklų Jiezne? Penktadienį. Čia yra Birštono sporto bendruomenės susirinkimas, bet čia susirinkę ne tik tai birštoniečiai, čia ir Jiezno gyventojai, ir pienų sportininkai. O visada vyksta Jiezne Birštono renginiai? Ne, bet dėl to vyksta turbūt, kad gal kai kurortas įsikėlęs kainos, o Jieznas neįsikėlęs kainos. Džiaugiuosi labai, kad iš 60 žmonių susirinko bent 19. Ir mes gyvuojame 2 metus. Labai geras kolektyvas. Ir už aikštės ribų ir aikštės ribose. Nu tai ką, pasikūrėm? Rodmušis apie Jiezną? Aš kaip vietinis čia viską atsakysiu. 8 galiausiai. 8 esu Jiezne. Iš kiek čia 1000 žmonių? 8. Būkim vieningi, nes vienybė yra stiprybė. Penktos dienos pabaiga, šeštadienio rytas, kaip nuotaikos? Sudėtingos. Ką žiūrovas čia pamatė ką tik? Jiezno visos apylinkės, Jiezno ežeras, labai populiarus, daug apsilanko žmonių. Vasarą ypatingai, dabar turbūt tik tai ledų žūklės mėgėjai. Čia yra stadionas, kuriame vyksta turnyrai. Jiezno labai garsus turnyras ir vyksta Jiezno šventė. Davai, biskį kelk. O, yra. Vėl nutrūk, ne. O, pagalvoj, bet nutrūk. Nesišlapį. Jau nerasi. Šalt ranka. Būna? Irgi būna. O. Žiūrėk, pagalvoj.
Gerai, va, pirmas. Kelionė į Prienų rajono centrą, pagrindinį miestą Prienus. Prienų rajone labai garsus čeburėkai, šiaip visi labai vertina kaip geri čeburėkai ir visi, kas važiuoja į Prienus, sako, sukite čeburėkų paragauti. Tai čia geriausia Lietuvoje čeburėkai? Taip vertina, aš pats esu čeburėkų valgytojas, tai negaliu. Nu, tai sakykime, mielam žiūrovui, kad tai yra geriausia Lietuvos. Taip, vieni geriausių Lietuvos. Patys geriausi, sakykime. Patys geriausi. Gerai. Gauni. Jo, geriausia Lietuvoje, tai tiek. Gerą vasaros dieną parduoda 2000. Paprastą žiemos dieną 100-200, kartais jai užpūstų ir mažiau. Gal kokių faktų papasakotumėt? Kas žymiausių žmonių valgė čeburėkus? Neturiu ką išskirti, labai jau daug. Jessica Šai yra valgius? Jinai kavinė, Birštonietė. Taip. Tai čia dažna lankytoja jau. Tikrai? Jessica Šai čia valgius, jos mama Cicinas toliau. Krepšininkai visi Lietuvos. Kas Jiezne? Geriausia visoje Lietuvoje. Jiezno futbolo turnyras. Didesnės autentikos niekas neturi. Žaidžia 6 komandos, žaidžia tik tai Jiezno gyventojai. Sūnus ir anūkai, daugiau niekas negali žaisti. Net patikrinama, ar tikrai tavo mokytai gyvena. Aukšto lygio tikrai nėra futbolo, bet visiems labai patinka ir didelis susidomėjimas dėl to. Kadangi nesilankėm labai daug pačiuose Prienuose, bet sutikom vietinius gyventus, tai trumpai tokį klausimyną, kad žmonės susidarytų vaizdą apie Prienus. 3 svarbiausi dalykai Prienuose. Šita čeburėkinė Žiburio gimnazijoje yra tokia mokyta muzikos, Roma Ročkienė. Vienas iš svarbiausių dalykų Prienuose. Skaičiau bendruomenė. Esam didžiausioje Jiezno šeimoje. Tai čia, jeigu tai kalbant apie istoriją, tai tiesiog šitai dideliai gražiai šeimai atsitiko tos gyvenimas, kad netyčia sudegė namai. Nuo kamino, ta prasme, įdėklas buvo įdėtas, bet taip išeina pratrupėję jau buvo, žodžiu, tarp plytų. Ir spaliai buvo supilti šildymui ir pagavo spalius ir viskas. Ir tam žaibiškai gavosi kaip fakelas. Ir vyrą pašaukė, užbėgo pažiūrėti į lauką ir atbėgo jau už baltų veidų, kurio niekada nepamiršiu, kad bėg, degam. Nu, buvo baisu. Šastva kelios minutės ir likai kaip stovi. Vyras mano po patiliais, vaikai su pižamom. Aš tuo metu irgi laukiausi, tai to netekau po gaisro. Tai va dabar jau man kažkaip jau liaunai atsiradus, dabar galutinai jau pilnatvę jaučiu. Tas žmogiškumas buvo iš tų ir kur nesitikėjai, nu labai nustebino ir tas jaudino ir mes patys buvom visada tie, kurie irgi visada kiek galimybės leidžia padėti, o po šito reikalo tai apskritai aš visą likusį gyvenimą jau su amžina kažkokią skolą. Labai dėl ko džiaugiuosi, pavyzdžiui, dėl tokių kaip Beata Nicholson, kad jos daugiavaikės irgi mamos patapo, nes labai tą sumažino klišę ir neigiamą tokią stigmą, kad daugiavaikiai, tai žinai, to lygų vos nesocialam. Bent tą labai stipriai jaučiu dar 3 turėdama prieš Jo, toks yra. Žiauriai, kažkam jau o dabar jau tas pasikeitė. Vis tiek esu patriotas, jaučiu tą pareigą kažkokią indėlį įdėti į Lietuvos gerovę, į tą nepriklausomybės išlaikymą. Pagalvojau, dirbdamas paprastą civilinį gyvenimą, aš kaip ir nepersiplėšiu daug kam padaryti, įgyvendinti, o kariuomeniai plus man sekasi, man patinka, plus galiu prisidėti kažkaip. Erika Norkevičienė šitą nuostabų tortą padovanojo, kurį tikriausiai vešime šiandien, šeštadienį vakare pakvietė mus į Kubilą. Žmonės iš Prienų, o mes viskam sakom taip. Mes viskam sakom taip, jų nepažįstam, bet darom. Atvykom į Vartų kaimą, Udrys Bairio paruošęs jums apie vartus. Čia yra vartai, mes papuolėm į vartus ir stovėsim ant vartų. Gerai. Toks keistas nutikimas, kad važiuojam į svečius, o pasirodo, kad savininkę ir pažįstam. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus. Jo, Jiezno skyriaus direktoriai, nu ir Stakliškių skyriaus. Direktorė jūs, ar ne? Taip. Kaip gyvuojat? Gerai. Tu gerai pažįsti? Taip, esu dirbęs toj mokykloje. Ai, toks čia? Vyksta. Laukia -16, čia reikės paėt kokią 50 metrų gal. Biškį vėsoka bus. Vaibos yra, visko yra, tuoj 12 atvarom.
namų šeimininkė pjaus per širdį. Ragaujam. Įspūdinga. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad apsilankėte. O, davai! Važiuok! O, davai, Dabiš, banguok! O, gerai! Kaip prasideda tavo sekmadienį? O aš net netestuoju, nuliai būtų įpūsti, pasirinkęs blaivybės kelią, iškeitęs pramogas ir 3 dienų pachmą į sportą, kūrybą, tikslų siekimą. Kur dabar esu? Jiezne. Daug žmonių, netgi gal daugiausiai žinučių susilaukiau apie Jovitą Pacevičių, kad susitiks su juo. Galite išgirsti, ką apskritai galvoja šią temą seniūnas Algis. Aš pasakysiu tik savo vieną nuomonę, tegu jinai būna subjektyvi. Man yra baisu, kai žmonės, kurie rengia tokias laidas, tyčiojasi iš žmogaus turinti negalę. Dar iki tų visų tų X faktorių ir visą kitą, dar jisai padėdavo pas ūkininkus, uždarbiaudavo, bet jis paskui savo supratimu suprato, kad jisai gali uždirbti ir su muzikinė veikla, muzikuodamas. Esu Jiezne, noriu pakalbinti taip draugiškai paprastai. Pagrindinė problema yra tai, kad jo nėra šiuo metu Jiezne. Jo nėra, ne dabar jau. Gal pavyks susisiekti, pakalbėti teletiltu. Busy, numeti. Liūdna, bet ką, stengiamės, atliepėm tos žmonės, kurie rašė, dėja su Jovitu Pacevičium nepavyko susisiekti. Grąžinu raktus. Tikrai priimkit, geras butiokas, linksmas, daug gerų pokalbių, viskas labai super. Iki. Pirmoji savivaldybė aplankyta, Prienų rajonas atidengtas, liko dar 59 savivaldybės. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū tiems, kurie parašė Instagrame. Jei norėsit prisidėti prie šitos kelionės, galite paremti Contribui arba Patreone. Tuo tarpu, kaip visada žinote, pasubscribinkit, padėkit like, pakomentuokit, pasidalinkit savo bendruomenėse, kurias aplankiau, padėsit kažkaip šitam ir kanalui ir šitam visam projektui augti. Prisidėkit prie visos klaidos, būsiu labai dėkingas. Yra toks šiek tiek liūdesėlis. Per trumpą laiką pažinta daugybė žmonių, išbandytas ne viena profesijos. Dabar iš tikrųjų labai įdomu, ką ištrauksiu kitą. Jau laukiu kitos kelionės. Iki susimatymo jau greitai.